Taigi, kas žiūrit, darysim šiandien vieną įdomų patiekalą. Nusiplaunam bulves su lupena, bulves dedam virti. Čia turim svogūną ir troškintą mėsytę. Mūsų bulves jau išvirė, dabar jas reikia sulupti. Vieną turim. Dabar mums reikia susimalti. Dedam ir malam. Į paskutinę bulvę. Čia mes dedam druskos. Ir čia yra bulvinis krakmolas. Dedam bulvinio krakmolo. Taip normaliai dėti yra dvi bulvės, vienas toks geras šaukštas krakmolo. Tai čia reikia 3 šaukštus dėti, bet aš įdėsiu daugiau, kad garantuotų būtų. Įdėsiu 4 šaukštus ir viskas suminkom, išminkom gerai. Nu, tokia masė gavosi, tokia tešla mūsų. Keptuvė įkaitusi, pilam aliejų. Gerai. Ir kepinam svogūnus. Truputį pasūdysim ir patvirinsim. Svogūną iškepė. Dedam mėsytę. Jau turim mėsytę paruoštą, su kepintais svogūnais. Iškratom į bliūduką, duodam atvėst biškį. Nu, toks įdaras gavosi. Palauksim, kol biškį atvės ir lipdysim cepelinus. Pasakiau. Nu, viską turim pasiruošę. Dabar lipdysim. Pasidarom porcinius cepelinus jau iš anksto, kad mums išeitų viskas lygiai, vienodi. Nu va, ir mėsytę taip pat. Taip, mėsytę į vidų ir uždarom. Turim paruošę cepelinus. Dabar jeigu neiškart darom, uždėkime paprasčiausiai su vilgytų rankšluosčiu. Drėgnu, čiučiut. Ir einam daryti padažą. Dedam sviestą. Tegul jisai tirpsta. Tokių porą gabalų. Tegul tirpsta. Sviestas ištirpo. Dabar dėsim. Pilsim tokią grietinėlę. Įpilsim gausiai, daugiau padažų skaniau, o taip, ir įdėsim druskos, kad netrūktų. Vanduo mūsų verda, čia kad būtų garantija, mes įsidedam truputį krakmolo, tol kad bulvės yra skirtingos visur, priklauso nuo žemės, truputį. Mūsų cepelinai čia nesudžiuvo, padarėkime rankšluosčiu. Va, dabar jom cepelinus, susivilkom biškį rankas ir kiekvieną cepeliną, va taip va, įmetame verdantį vandenį. Nu, neįverdantį, vanduo užveria, prisukam dujas ir metam. Nu, vanduo verda, prisukam dujas. Ir apvilkim su krakmolo cepelinus, metam.
Nu. Čia viskas yra paruošta jau, bulvės virtos, mėsytė ištroškinta, taip kad truputį padėsim dujas, kai pakils į viršų, 5-7 minutės ir bus. Padažiukas mūsų irgi jau sumaišysim, bus viena masė, duosim biškį sutraukti rytiniai, cepelinai tuoj pakils. Cepelinai iškilo ir dabar 5-7 minutės ant mažos ugnies. Tai va, dabar lauksim 5-7 minutės ir bus viskas. Praėjo 7 minutės, mūsų sviestas su vietinė susimaišė jau su rytinėlė ir cepelinai mūsų jau išvirė. Eisim serviruoti. Prašau, visiems skanaus, kaip visą laiką iki sekančio. Ate, nu žiūrėkit, kas čia gavosi. Fantastika. Čia gavosi fantastika.